Labas visiems, kas supranta ir kalba lietuviškai. Pristatau projektą, kuris vadinasi Žmogus tai labai paprasta arba veika filosofija. Projekto tikslas išsiaiškinti, kodėl žmonių pasaulis klaiki vieta ir ką reikia daryti, kad situacija pasikeistų. Pirma dalis. Žmogus. Įsivaizduokite, prieš jūs stovi žmogus, kad jis pradėtų judėti, jam turi būti duota komanda ir ta komanda yra instinktas. Instinktas yra gamtos ar kūrėjo žmoguje įdiegta gyvenimo eiga. Visas žmogaus gyvenimas pagrįstas instinktu ir jo tenkinimu. Instinktas nurodo žmogui, kur, kada ir ką reikia veikti. Be instinkto žmogus turi dar vieną savybę, kuri įtakoja jo gyvenimą, tai protas. Jeigu instinktas nurodo žmogui, ką gyvenime turi veikti, tai proto dėka jis gali keisti gyvenimo prasmę ir kokybę. Kas yra protas? Protas yra smegenų veiklos produktas mąstymas. Mąstai reiškia tavyje formuojasi protas. Žmogaus proto lygis tiesiogiai priklauso nuo žinių. Daugiau žinių, daugiau mąstymo, daugiau proto. Žinios yra kelių rūšių. Žinias, kurias mes gauname darželyje, mokykloje, universitete, skirtos kvalifikacijai ir formuoja mąstantį kvalifikuotą darbuotoją, dažniausiai vergą. Kai žmogus gauna ir vadovaujasi žiniomis, kurios įvardinamos kaip propaganda, susiformuoja žmogus debilas ir visai nesvarbu, kiek mąsto ir kokios kvalifikacijos, gali būti net su moksliniais laipsniais, vis vien debilas. Kokias žinias turi gauti žmogus, kad būtų protingas? Žmonės apibūdindami tarpusavio santykių kokybę sugalvojo gėrio ir blogio sąvoką, todėl protingas žmogus – tai žmogus, kuris į pasaulį ir jame vykstančius įvykius žiūri per gėrio ir blogio prizmę. Kuo žmogus daugiau suvokia ir vadovaujasi gėriu, tuo jis yra protingesnis. Jeigu proto nėra, o instinktas nepasako, kaip šitoje situacijoje reikia elgtis, į darbą pasileidžia emocijos nuo šaukimo, grasinimų, muštynių iki karų.